Labas. Pakomentuosiu šiek tiek vieną datą iš verslo ir asmeninio charakterio pusės. Tai yra 1990 metų 2 mėnesio 17 diena. Ir verslo skaičius, kaip ir gyvenimo skaičius sutampa, tai yra 11. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad žmogus turi tiek pats mokytis, tiek mokyti kitus per savo verslą. Atrasti savo vertybės versle, atrasti savo kelią ir atrasti savo mokymo modelį. Kaip jisai nori mokyti, tai turi būti visiškai unikalus, visiškai asmeninis mokymo modulis. Tai reiškia ta verslo linija, į kurią žmogus eina, jisai pats turi atrasti savo visiškai unikalų mokymo programą, mokymo stilių, mokymo dalinimosi galų gale, tarkim, socialiniuose tinkluose savo unikalų receptą. Tai reiškia, jisai negali kopijuoti kitų, jisai negali daryti verslo tokio, kaip daro visi, jisai turi daryti taip, kaip niekas dar iki šiol nedarė. Kodėl? Todėl, kad tai yra visiškai kūrėjo energija. Šis žmogus, kuris yra gimęs 1990 metų 2 mėnesio 17 dieną, jisai pats iš savęs yra visiškai laisvas kūrėjas. Visiškai laisvas estetikas. Ir visiškai intuityviai turi pajusti tą energiją, per kurią nori daryti verslą. Turi visiškai pasitelkti savo lyderystės gabumus, įgimtus ar įgytus, panaudoti tam energiją tikslingai, pasitelkti savo intuiciją, savo nuojautą ir savo žinias, kurias įgavo apie savo verslą, tačiau jas pritaikyti savaip. Tai šį kartą tiek.